Nu, labą dieną visiems. Labą dieną, su vasario 16. Eina savo. Kaip kartais būna, kad kažkas, kas įvyko prieš daugiau negu 100 metų, yra vis dar minima garbinga didį Lietuvos istorija. Taip, nes pati Lietuvos, neskaitant Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, bet pati nepriklausoma kaip respublika. Ta moderni, sakykim, taip. Moderni valstybė 18 metais 20 bičių susėdo, taryba ir paskelbė, labai sudėtingai jau neskaitant mes, prisimenant 90-osius metus, kai kovo 11 atkūrėm nepriklausomybę. Bet manau, kad tuo metu nesu istorikas, buvo dar sudėtingiau. Taigi, su vasario 16 mes grįžtam į, savo pirmą apžvalgą, kurią šiais metais darom. Prieš žvalgą. Ar čia tarp žvalga? Čia tarp žvalga. Nes prieš žvalgą darėm tada, kai jau turėjom testavimo rezultatus. Tai tarp žvalga gal dabar, tarp sezonų tokia savo. Tarp sezoninė jo tokia apžvalga, kas vyksta formuliai, čia visai neblogai turėjom svečią ir turbūt mūsų prenumeratoriam ir kitiems žiūrovam patiko, truputį šnekėjom apie Dakarą. Pakeitėm tempą šiek tiek, nes Tado iškalba visai mane džiugino. Ir žinios svarbiausia, visai tokios įdomios ir kitais metais tikrai manau, kad mes kažką tokio labiau padarysim tokio galbūt ir su kažkokiais spėjimais prieš Dakarą, nes kaip tik ir yra, sutampa, kad formulė baigėsi, tarpas, Dakaras labai populiarus tarp lietuvių. Populiarus. Tai va, o dabar norisi prisiminti, o kasgi vyksta Formulės 1 pasaulyje. Kažkas vyksta. 25 metų sezonas nenumaldomai artėja, jau bus Australijoje, vėl grįšim. Pirmas lenktynės. Man visą laiką, kai aš pradėjau jau normaliai domėtis formulę, man Australija yra pirmosios lenktynės. Ir aš tą trasą buvau taip gerai išmokęs per visus įmanomus žaidimus. Ar Renault Australija ne dėl to savo modelį pavadino šiuo pavadinimu? Nežinau. Aš manau, kad tas, yra Renault Austral ir tai e-hybrid, kur yra hybridinis. Tai čia ne visai tas. Aš nemanau, kad Austral yra atsitiktinumas ir jie iš tiesų norėjo kažką apie Afriką kalbėti. Ir dėl to parašė Austral ir čia, eina savo, koks sutapimas čia Australija, Bet... Manau, kad su Australija susijėjo, bet kokiu atveju. Tenais, kaip žinom, gravitacija veikia kitaip. Jie, kadangi yra kitoje pasaulio pusėje, jie yra aukštyn žemyn kabo. Žemyn galvo. Jie nenukrenta važiuodami trasą. Nežinau. O kaip pasakė, yra šitas su formulės, čia toks lyrinis nukrypimas, ieškant pirmosios tokios gaivališkos temos šitai prieš tarpžvalgai. Yra tokia kaip ir teorija, bent jau pagal inžinierinius paskaičiavimus ar kažkokius dar matematinius, kad jeigu Formulės 1 bolidas važiuotų ant lubų, tarkim, sugebėtų taip, važiuoti. Kaip cirke motociklai. Panašiai. Ten iš centrinė jėga labiau. Bet realiai dėl prispaudžiamosios jėgos savo galimybių bolidas galėtų važiuoti nenutrūkstamai, esant tokiam sąlygom. Nenukrisdamas galėtų važiuoti lubomis. Žemyn galvo. Taip, ir ne tai, kad jisai ten iš centrinės jėgos visą laiką varytų, bet jis antiek prispaudžiamoji jėga didelė, kad jisai pagal paskaičiavimą turėtų galėti. Pasiūlysim FIA organizuoti tokias, kai yra geras greitis, kad tada trasą gali tai padaryti, kad jinai taip po truputį sukasi ir po to prasideda žemyn galva, jeigu gerą greitį išlaikai ir po to vėl grįžti į normalų būvį. Negali sustoti, kad ir ką reikia nesustoti. Taip negali sustoti, nes tada nukrisi. O ten kur apsisukimas, ten apsauginiai minkšti tinklai, kad jeigu tu nukrenti, tai tu tiesiog pum. Aš manau, čia puikiai idėja. Lietuvos trasą tokią darysim. Čia tikrai turėtumėm. Tai pašnekėsim ir apie trasas. Šiaip tai įdomu, kažkaip nusistovėjo 24 etapai, 25 metais irgi 24 etapai. Daugoka, bet jau taip turbūt daugiau ir nebus. Nes, kaip minėjau, Australijai prasideda kovo 14, mes baigėsi Abu Dabėje gruodžio 7, Jungtiniai Arabų Emiratai. Tarp kitko bandymai bus šį mėnesį, vasario 26, 28, 3, 5 Bahreine. Šakyro trasai. Šakyros. Tai bus labai įdomu, reiškia, mums įvertinti pajėgumus komandų. Tai aš manau, kad mes pasidarysime tokį irgi susitikimą su jumis
Mes savo spėjimus padarysim spėjimus kaip kiekvienais metais. Taip. 5 pilotai ir 10 komandų. Nes pilotų labai daug, tai geriau 20 pilotų, tai apsiribot 5 pilotai, kas bus pirmi, ir 10 komandų, bet tai padarysim prieš valgui. Taip, pabandymui. Nes tada, kai turėsim tokį, daugiau informacijos, kokie komandų pajėgumai, tada supažinsim žiūrovus su ir lažybų kontorų agreguotų spėjimų, nes ten irgi daug žinovų spėja. Taip. Tai irgi kažkoks rodiklis, kuris gali mus įtakoti, padėti ar nepadėti. Taip. Atsimenu, kai sakė, vienas mano kolega ėmė interviu iš Adomaičio, krepšinio trenerių. Ir jisai sako, patinka man Adomaitis, bet aš sako, vis negaliu pamiršti, kaip jisai mane nusodino, sako. Taip nefainas jausmas, sako, pasakiau jam įtakoti ir jisai, įtakoti kaip įkakoti? Ko tave mokykloje lietuvių mokė? Ir tada sakė, iki šiol nekoks, sako, įspūdis. O tai kaip turėjo būti? 2 variantai, arba daryti įtaką, arba paveikti tiesiog. Nes jeigu daryti įtaką, tai kaip sviestas sviestuotas, žinai, daryti įtaką tai ir yra veikti. Tai gali, žinai, sutrumpinti, bet nebus aš toksai gramatikos čianais labai žinovas, nes aš irgi šneku ne visada teisingai, ypač dabar, kai pasižiūrėjom Pietinę kronikas, tai ar vyresnysis nežiūrėjo, bet mums kaip šiauliečiam tai yra labai artima. Bet gal važiuojam tada prie, 2025 metų sezono tada kažkaip. Taip, pažiūrėkime, kokios jau visi tos komandos yra, visos sutartys su pilotais pasirašytos, tai va galime pasižiūrėti. Tai va, turime labai paprastą dalyką, aš gal padarysiu pilną ekraną, kaip gražiau atrodys. Turime abėcėlės tvarka, tokias komandas. Alpine važiuos, prieš tai buvo 2 prancūzai, buvo Pieras Gaslis, iki šiol yra, ir buvo Estebanas Okonas, vietojo Jackas Duhanas. Astonas ir Martinas yra kita komanda, kurie vis dar važiuoja, Lansas Strolas ir Alonso Fernando. Tai dar apie Alpine porą žodžių. Tai... Aš galvoju visus pralėksiu, kokie yra, bet galim apsistoti, jeigu nori. Jo, tai kad paskui nepamiršti, Alpine, sakykime, šitoj vietoj Duhanas buvo, reiškia, pakviestas jau iš anksto ir dabar atsarginis pilotas Duhano sutartyje yra nuoroda į 6 pirmus etapus šneka. Taip. Ir jei bus prasti rezultatai, tai nėra garantijų ir gali būti rokiruoti. Ir galvoju, kas dabar atsarginis pilotas yra Alpine. Flavija Briatore. Ok, vienu žodžiu, grįžtam į sudėtį, tai, kaip sakant, nebus taip lengva naujam, šviežiam jaunuoliui, Duhanui, reiškia, visi žiūrės, kaip jiems sekasi važiuoti, bet matyt ir Alpine pati komanda nenori taip jau apsiženyti, kad jau, kaip sakant, žinai, kad jau čia iki grabo lentos, tai nori sutartį nusimatę tam tikrus išėjimus, kad be kažkokių nuobaudų, be kažkokių sankcijų, be kažkokių baudų savo, kad galėtų atsisveikinti, jeigu nebus sėkminga. Ir jam bus mažiau, nors čia gal kaip tik daugiau spaudimo, bet kalbant apie spaudimą, tai koks ten dabar veikėjas su Renault susijęs pasakė, mes 27-ais jau kovosim dėl titulų. Tai Briatore, tas, man atrodo, jo, grįžo jisai, man ten, aišku, gali dabar pasidalinti ekranu, vat, to vaizdu, kaip atrodo mūsų aptariami pilotai, tai Gasly visi daugiau mažiau žinomo, Duhanas, štai matot irgi. Kuklus atrodo toksai. Tai šiaip tai džiaugiamės mes visi už tos jaunuolius, kurių nemažai bus, ir tarp kitko kažkas ten sakė, kad ką veikia Hulkenbergas. Kad reikia naujus tenai, žinai. Ten sakė Olanda kažkoks lenktynininkas, dabar pamiršau ir aš. Bet mes esame ne kartą kalbėję, bet jau pakankamai, va dabar pasižiūrėsim visas komandas, pradedant nuo Alpine, tai pakankamai naujokų yra, tai viskas tvarkoja su tais naujokais. Na ką? Tai tada dabar mes į Aston Martin, tada mes einam visas, ar mes aptariam po vieną, va taip komandą? Po vieną aptariam. Tai gal tada trumpai, kol dar nenubėgam nuo Alpinų, tai šiais metais aš manau, kad jie apie labai taip abstrakčiai pašnekėjus apie koks jų sezonas galėtų nusimatyti, aš manau, kad bus labai panašu kaip antroji sezono pusė buvo šiais metais. Tai, kad jie baigė ten, kur baigė, ar 6 ar 5, tai 6, man atrodo,
yra didžiulė sėkmė, o ne tendencingas darbas, kai jie tada 2 podiumus padarė. Taip, Aišku, visiškai. Su labai blogu bolidu to nepasieksi, taip, bet juos išgelbėjo nuo absoliučios tragedijos tie dalykai ir aš manau, kad jie irgi labai laviruos ant tokios skustuvo ašmenimis ir šiais metais. Aš nemanau, kad kažkas labai tikslingai pasikeis, nebent tu manai, kad kažkas kitaip galėtų būti. Jos sudėtinga su jais yra, plus kadangi pati motininė kompanija, kaip sakyti, Renault, kaip visi žinom, šiemet paskutiniai metai, kai jie aplamai, jie išeina Renault, kalbėsime ir apie variklius, Renault išeina iš kaip variklių gamintojai iš formulės. Pati komanda liks, kaip Alpine. Jo, tai štai jie nuo 26 metų turės, pakalbėsim kaip apie variklius, ką jie planuoja turėti, kokį variklį vietoj Renault. Bet grįžtant atsakant į tavo klausimą, aš manau, kad jie pakartotų rezultatą ir dar su jau naujoku Jacku Duganu, kad jie pakartotų tą patį rezultatą, ką padarė, kai buvo Gaslis ir Okonas, kuris patyręs yra. Manau, kad jie turės pakovoti ir pasistengti, kad pakartotų tą patį rezultatą. 25 metais. Ar pakartos ar ne, aš irgi nežinau. Bet turės tenktis, nes aukščiau be šansų. Jie turės labai kovoti, sutinku, dėl potencialaus tiesiog pakartojimo. Tada turim šitą komandą, kuris laikas nesikeičia, keičiasi užsieniniai dalykai, Aston Martin, Aramco, Formula 1 team, yra vienas, jau ir Lansas Strollas, jau ir veteranas, jau nebegali skaityti jaunuolis kažkoks. Jau ne jaunuolis. Ir Fernando Alonso, dar matyt, nežinau, ar jisai važiuoja tam, kad jisai tiesiog mėgautųsi, ar jisai važiuoja tam, kad, laimėtų kažką potencialiai. Aš dabar bandau suprast, ar čia Raikoneno variantas, ar čia toks vis dar jisai kaip Ricardo naiviai tikisi, kad jisai dar čempionas yra. Manau, kad jis visai neblogai buvo čia užpraeitais metais, kai Aston Martinai tikrai neblogai atrodė, kad vienu momentu net Mercedesus lenkė, atsimeni, komandiniai įskaitai. Neilgai truko tas. Neilgai tas truko, bet ten tikrai fantastiškai važiavo Alonso, tai gal tada ir buvo jam toks, dėl ko matyti ir 2 metų po to iškart sutartį pasirašė, bet dabar aš manau, jam tikėjimas yra nukritęs. Nesvarbu, kad Aston Martin pasirašė už didžiulius pinigus, Newey pasikvietė pas save aerodinamikos gūrų, kuris jau 20 metį dirbo Red Bullyje. Ir Red Bullis jau kaip ir jau buvo nustumęs jį labiau į šoną. O jis, kaip sako, kažkada stovi dušį ir galvoju, šitas Newey sako, grįžti ar man ar negrįžti, bet žmona padėjo man apsispręsti. Tai tikrai Newey nori dar kažką pasiekti, nors irgi amžius jau garbingas. Tai šitoj vietoj, grįžtant prie Alonso, nors ir atėjo Newey, nors ir Lansas Strollas milijardą svarų sterlingų siūlė Verstappenui pasak gandų, reiškia. Milijardą per 5 metus po 200 milijonų svarų sterlingų. Ir Aston Martin akcijų. Reiškia, jeigu jis išbus visus 5 metus. Eitum, aš eičiau už tokius pinigus. Tai Lansas ne tik dėl to, kad savo sūnų... Bet būtų vietoj Alonso, ne vietoj Strollo paėmė, aš manau. Gali būti, nes vis tiek sūnus yra sūnus, stebuklų nerodo, bet irgi nėra, kad ten būtų kažkoks grybas, su kuriuo turėjom atsisveikinti. Suprantu tavo šypseną. Bet ten, Peresas jau visiškai buvo išėjęs iš kraštų. Devrysas, kuriam nesisekė, Seržantas, tie, kurie atėjo, pabandė, bet, tiesiog nebėjo. Jis tikrai stebuklų nerodo, bet sūnus yra. Bet sūnus, tai čia mes nuo šito nepabėgsim. Bet Lanso aš gerbiu už tai, kad jo kryptis yra, jis nori pabaigti Mercedesų ir Red Bullių viešpatavimą. Apie Ferrari kažkodėl nebelabai užsimena, nes ištisai arba Mercedes, iš tikrųjų Ferrari jau aš neatsimenu, kada Ferrari taip buvo kelis metus iš eilės ir konstruktorių taurės čempionai ir jų pilotas, kadagi ten buvo pirmos vietos. Ferrari turi sugrįžti dar į tas tokius, kad ir normaliai važiuoja, bet dar nesugrįžo tikrai. Tai aš už Lansą Strollą gerbiu už tai, kad jis deda didžiulius pinigus, kviesdamas, netgi nebijodamas kviesti ir kalbindamas visaip, kad ir tą patį Verstappeną. Jis visko nori padaryti, kad Aston Martinai būtų pirmi. Tai Alonso, aš manau, visus tos faktorius išvelgiant, tai Alonso šiemet važiuoja, o kitą metą, ant 3 metų jo sutarties.
ten tokia neaiškiai kalbama rinkoje apie tai, kad ta sutartis gali būti arba jis važiuos, arba jis tiesiog liks komandai kaip patarėjas. Na tai manau, kad jis ir pabaigs karjerą Alonso greičiausiai, nes jau daug metų Aston Martin ir pabaigs. Kad jis pasieks kažkokį čempiono titulą, nemanau, nors Newey sakė, Alonso yra vertas daugiau negu 2 kartus čempiono vardo, bet matyt, tai buvo pasakyta atsižvelgiant į visą jo laikotarpį, o ne į dabartinę situaciją. Bet žinai, gyvenimas yra nesažiningas, tai čia, žinok, jau nieko nepadarysi, žinai. Bet aš manau, kad šiais metais jie važiuos labai, nors ne, čia gali būti toks tamsus arkliukas, bet apie tai pakalbėsim jau dar po bandymų. Ferrari turim kitą komandą, pagal abėcėlę apie jos trumpai užsiminėm, Charles Leclercas arba Charlesas Leclercas ir Lewisas Hamiltonas, aišku, kas čia dabar vyksta su viskais. Matom visiškai jau su raudona spalva Lewisą Hamiltoną, 44 jo numeriukas. Čia bus labai įdomu. Tu sakai, tu turėjai tą tokią, vis dar turi simpatiją Ferrari nuo pat Schumacherio laikų. Sąlyginai tai nesena istorija, jeigu tai palyginus kiek Ferrari yra, bet vis tiek. Nuo Schumacherio laikų tu turi tą simpatiją ir norėtum, kad sugrįžtų į šlovę šitie raudonieji tifosi, kaip juos vadina, nors tifosi man atrodo fanai, bet nesmė. Tifosi fanai, jau, tifosi. Ar šitas 7-kart čempionas Lewisas Hamiltonas gali kažką materialiai pakeisti šiais metais? Žinok, net neįsivaizduoju, va čia labai daug visai manančių. Aš manau, kad man atrodo, kad jis turi norą tapti vis tik tai 8-kart pasaulio čempionas, nes Schumacheris 7-kart, jis irgi 7-kart ir jis nori tapti 8-kart čempionu ir galėtų. Talentų turi. Jo, dar, kaip sakant, turi to parako. Čia problema, kad vis tik tai, kaip sako, Charles Leclercas jau buvo pastatyta Ferrari ant Charlio Leclerco, nes jis puikiai itališkai kalba, žinai, kai tu kalbi tą kalbą, kaip mes visi sakom, vis tiek labiau savas. Vis tiek labiau savas, tu integruojasi tada, kaip tavo kalba kažkas kalba. Tai nieko blogo nėra, bet va, čia man yra pagrindinis klausimas, kaip Hamiltonas, ar jis susitaikys būdamas ne pirmas pilotas, nes visą laik būdavo pilotas numeris 1, ką reiškia visą laik, su Russellu jie pastaraisiais metais irgi taip kažkaip tarpusavį. Tai čia matau problemą tai, kad jie tarpusavį gali konkuruoti ir atiminėti vienas iš kito taškus, kas nepriduos, jeigu kalbate apie konstruktorių taurę, kas galėtų būti čempionai, ne, tai Ferrari tikrai gali būti vienas iš jų pagal pernai metų rezultatus, bet kai yra, pavyzdžiui, Red Bull'uose Verstappenas, aiškus lyderis, tai iš jo netiminės jo komandos. Ten paprašiau, jis sakant, yra 1,5 Verstappeno, nes jam nuolatos padeda tas pagal įsipareigojimą tas antras pilotas, o čia kaposis ir gali netgi būti, nedaug dėvė avarijų kažkokių, kas yra buvę Hamiltonui ir su to pačiu Rosbergu ir taip toliau, ir Ferrari ir patys visą šitą turi. Tai manyčiau, kad jisai sieks 8 titulo, bet tikrai duočiau labai nedaug šansų. 20%, kad tai gali... Tai visai neblogai, dar 20%. Čia... Ar turi menį per šios metus, ar per... Tai jeigu šiais metais nepaims, tai tada dar šansai mažėja. Tai, nes niekad negali žinoti, kas 26 bus, ne? 26 iš vis bus košė, tai apie tai net neverta kalbėti, nes labai daug kas keičiasi. Dar pakalbėsime apie variklius. Varikliai ateina, neaišku, ges, neges, vienu žodžiu, bet kalbėkime apie 25 dabar ir apsiribokim tais dalykais. Haas, Estebanas Okonas, tai kaip ir naujokas šitoje komandai, iš Alpine perėjęs ir Oliveris Bermanas. Praeitais metais, naujokas jis buvo, jisai puikiai su Ferrari suvažiavo dabar kokioje ten miesto trasoj, kur 6 taškelius paėmė ar 8. Ar ne Singapūras?
Kažkur kitur, jis anksčiau, kai Sainz apendicitas buvo. Antras etapas buvo, bet dabar neprisiminsiu. Nesvarbu. Tai Okonas iš Alpine, Oliveris Bermanas buvo atsarginis Ferrari pilotas, dabar gavo teisę važiuoti pilną sezoną, tai vietoj Hülkenbergo ir Kevino Magnuseno. Tai turime šitos du nuostabius vyrukus ir Okonas, matom, dar nespėjo apsirengti ir turi tokį nupieštą rūbelį tiesiog. Tai nežinau, kodėl nesugebėjo jo nufotografuoti laiku. Bet man čia irgi tikrai labai keista, kai tik tai formulį jau oficialus kaip saitas, ne pačio Haas saitas, bet vis tiek formulės poskiepis tas to puslapio. Kas yra poskiepis? Supratai mintį. Supratau. Ir šitaip, tai aš suprantu, jeigu komanda dar neturi aprangų modelio kažkokio ir nededa, bet kai vienas užsidėjęs Birmanas, kitas. Bet esmė yra tokia, kad kaip ir buvo su labai, palyginus, su kuklesniu biudžetu negu kitos komandos ir Ajo Komatsu, komandos vadovas vietoj Steinerio perėmęs vairą, tikrai gerų rezultatų pasiekė praeitais metais. Gerai sudirbo su senukais, bet matai, jie buvo susidirbę, mašinas žinojo, tas pats Hülkenbergas, tas pats Magnusenas, taip jau jie senukai vertinant, veteranai, sakykime, ne taip šito sporto. Tai sakykime, Okonas jau patyręs, bet jis prie šitos mašinos neįpratęs turės, o Birmanas, nesvarbu, kad Ferrari variklis, bet Haasai, turėdami Ferrari variklį, vis tiek jie kitokia mašina. Pati mašina kitokia. Bus sunku pakartoti tą patį. Bus sunku pakartoti, arba kaip tik jie gali statytis. Aš manau, kad čia 50-50 gali būti, arba bus, gal panašiai netgi nebus, mano tokia pirminė nuojauta, bus arba blogiau, arba geriau. Aš praeitais metais dabar neatsinu, apie kurią komandą taip sakiau, kad arba geriau, arba blogiau, nebus panašiai. Tai didesnė tikimybė, kad blogiau, bet man kažkokia viltis yra, kad ypač kai Komatsu perėmė, nesitikėjau pirmą, galvojau, bet jie, aš sakyčiau, visai neblogai atrodė praeitais metais palyginus su kitom anoniminiam komandom, jeigu taip jas galima pavadinti, bet šiais metais gal iš tiesų mes pakankamai daug šnekam apie potencialų performance, kai mes nieko nežinom, tai gal tada tokį, žinai, taip, gal truputį tada kitaip pabandom. Kik Zauber anoniminė komanda visiškai su Nico Hülkenbergu ir Gabrieliu Bortoleto. Štai jie būtų atrodo kaip su šitais tramdymo marškiniais tramdomaisiais, bet aš nenustebčiau, nes tai ir iš tiesų yra komandos labai geras atvaizdas apie nieką, paskutinė beviltiškai ir net negali nusifotografuoti su savo pižamėliam šitom gerom. Bet palauk, jiegi paskutinės lenktynės gal vieną tašką ir paėmė per visą čempionatą, aš jau dabar neprisimenu, mes vis juokėmės, kad jie nei vieną tašką neturi komanda. Bet labai, silpnai iš tiesų. Silpnai važiavo. Apie nieką tokie. Botas važiavo ir Joe. Gaila, kad Joe nebeliko vietos Formuliai 1. Jis atsarginis pilotas dabar pranešė, nesenai yra šito, dabar nebepasakysiu, kurios komandos, bet jisai dar... Su Giovinazzi, tai jisai Ferrari... Giovinazzi buvo Ferraris, jo, tai ir Ferrari irgi jo. Ferrari turės du atsarginius pilotus, Giovinazzi ir tą patį Joe. Tai grįžo jisai, bet kad grįžo, tik atsarginis. Žinai, bent jau nėra, kad visiškai uždarytos duris, kaip, pavyzdžiui, Nikui De Vriesui. Taip. Jo. Tai va. Tai šita komanda irgi gal nespėliokim kaip gausis, bet aš manau, kad jie tiesiog prastuminės laiką iki kol Audi ateis. Jie tiesiog bandys mokytis, kažką daryti ir, žinai, toks... Audi, kaip ir jau atėjo, tu turi omeny, kad kaip Audi jau yra atėjęs, jau yra patvirtina Audi, kad baigtas sandoris dėl 100% Zauber akcijų įsigijimo. Ir nors planavo, atsimenu, šnekėjom 75% tik tai. Tai dabar jie jau pilnai 100%, spėjama, kad $600 milijonų kainavo, tiksliau eurų. Tai šitoj vietoj pagalvojau, tai dar pakankamai pigiai nusipirko, nes atsimenu, mes apie milijardą kalbam, prasideda vertė ir aukštyn. Aš turėdamas omeny, sakydamas, kad lauks, kol Audi ateis, dabar nieks į tą bolidą normaliai neinvestuos, jie toliau važiuos su traktorium šituo žaliai juodu ir 26 metų Audi, kai uždės savo vardą, jie nebenorės tokio matyti. Žinoma, ir kai kalbėsim apie variklius, tai ir variklių, tai dabar važiuoja su Ferrari varikliu, o jau nuo 26 Audi savo variklius
tieks. Taip, tai čia yra, kaip tu sakai, sutikčiau, kad apie nieką, bet aš už juos sirgsiu, kad jie nebūtų paskutiniai. Nu taip, jie nėra kažkokia atstuminti komanda, Ne. kur aktyviai nepatiktų. Aš pamenu, kai man kažkaip jau tada dar, kai nebuvo priešiška mums valstybė įsiveržus Ukrainą pilnai jau, tai ir tada man, pavyzdžiui, Hasi tuo metu nepatiko, nes su rusus tiesiog nusidažė vėliavos spalvom. Ir toks, nefaina kažkaip, žinai, netgi tada. Ir tada buvo antipatija šiokia tokia, nors norėjusi, kad Schumacheriui gerai eitus. O va čia nėra tos antipatijos. Tai va, tai šiaip kalbant apie pilotus, Hülkenbergas, aš manau, kad jį palaikys šiais metais tam pereinamajame etape, o šitą patį pilotą grįž, kad Bortoleto Gabrielių, jį aišku ruošia 26 metų jau sezonų, jau Audi kaip pilnai komandai. O Hülkenbergas paimtas, grinai kaip patyręs, tikrai geras vairuotojas, kaip mes sakom, pusiau lietuvis. Vystymui bolido ir kitų pilotų. Ir galbūt, kad Kiksauberis tikisi gal vis tik tai išlipti kažkaip su Hülkenbergo pagalba, kuris pernai rinko taškus, išlipti iš paskutinės vietos ir truputį daugiau milijonų gauti už tą 9 vietą, o ne 10. Žinai, aš sakyčiau, kad Hülkenbergo lygis panašus į to paties Boto galbūt. Nors ir Botas, žinai, jisai turėjo Mercedes bolidą, tai jisai, aišku, varė tikrai gerai. Aš manau, kad Hülkenbergas būtų varęs ne ką neprasčiau, turėdamas Mercedes bolidą tokį, kaip turėjo Hamiltono laikais. Tai žiūrėsim. Man tik tai prisiminimai tokie, kad Hülkenbergas dėl ko grįžo, čia buvo jamgi pertraukėlė ir jis po to grįžo. Iš čia, kai atsimeni kažkokiu metu kažkas buvo iškritęs ir jį nebuvo staigiai ką kviesti ir Hülkenbergą pakvietė vienoms lenktynėms. Kažkas ten buvo. Kuris net neatsarginių pilotų buvo. Jis tiesiog sėdo, suvažiavo, paėmė taškus ir taip kelis kartus, žinai. Tai rodo, kad jis turi kažkokį tai talentą. Aišku, amžius eina, lėtėja, greitis, reakcija, bet manau, kad jis, kai tu lygini Botą ir Hülkenbergą, aš įtariu, kad ten jie viduje daugiau žino potencialo apie pilotus ir neveltui Hülkenbergą pasiėmė bent jau šiems metams. Arba Botas labai daug norėjo pinigų, irgi variantas. Bet kokiu atveju, grįžtam tada, nes jau turim 26 minutės ir dar turim ką aptart. Tai McLarenai šių metų Oskaras Piastris su Lando Norrisu, čia niekas nepasikeitė. Štai dar jauni oranžiniai jaunuoliai. Šiais metais jie vieni iš tų komandų, kurie spėjo kažką parodyti. Bolidas nenudažytas dar, bet bent jau išvažiavo į trasą viešai su kamufliažiniu tokiu nudažymu. Ir šitie du jaunuoliai bus nebe tiek smarkiai oranžiniai savo aprangoje, o juodi labiau su oranžinės motyvais. Tai aš tik tikiuosi laikau sukryžiavęs va šitos pirštus, kad nebūtų nuobodus juodas bolidas, kaip ir dabar įprasta, žinai. Tai šiaip, nežinau, aš, pavyzdžiui, galvoju, kad McLarenai tikrai pajėgus pakartoti konstruktorių taurės pergalę, ką jie pernai paėmė. Taip. Ir manau, kad Lando Norrisas bus vienas iš tų, kuris bus pajėgus kovoti su Verstappenu. Dėl čempiono titulo asmeninį įskaitą, nes pernais buvo antras. Kalbant apie čempionų titulą ir įskaitą, manai šiais metais, žinom, kad nėra neribotas biudžetas visom komandom. Ar šiais metais McLarenas duos viską, ką gali, ar taupysis 26 kažkiek? Ar jie bandys išnaudoti tai, ką dabar tokį, įdirbį, nes jau konstruktorių taurę laimėjo po ilgo laikotarpio? Ar dabar jie bandys, dar stumėm? Jeigu būtų konstruktorių taurė, jie nemanau, kad ten draskysis, jie įrodė, kad tai gali. Aišku, jie stengsis pakartoti, bet vis tiek, jeigu matys, kad jokių šansų nėra, tai labiau koncentruosis į pasiruošimą 26 metam, apie ką deklaruoja tas pats Aston Martin, kur mes kalbėjom, nes Newey sako, mano tikslas bus nedirbti su šių metų bolidu, nes per greit neparuošiu aš taip aerodinamikos. Man jau reikia žiūrėti apie 26. O grįžtant čia, žinai, ko aš bijočiau, jeigu jie gal nespaus ant konstruktorių, taip kaip išprotėję, jie galėtų spausti dėl jų piloto čempiono, nes mes esam šnekėję. Tai mes, kurie domimės ir visi sakom, konstruktorių taurė, McLarenas pirmas, žinai. Bet kai Verstappenas Red Bull pilotas yra pirmas, vis tiek visiems šiaip atrodo, kad Red Bull yra kietesnis, nes jų pilotas pirmas. Tai man atrodo logiška, kad jie turėtų eiti kryžiaus kelius, kad Lando Norrisas būtų čempionas, labiau negu konstruktorių tauriai. Bet žinai, čia kam bėdava, ką aš irgi galvoju, tam pačiam
Mercedesui, Russellui, nes Antonelis jaunas visiškai. Taip. Ir Verstappenui, nes Lawsonas irgi visiškai mažiau patyręs. Jiems pilotams numeris 1, jiems yra lengviau, jų komandos draugai netiminės taškų. O vat Norrisas norėdamas, atsimeni, praeit čempionatų irgi ten Piastris neužleisdavo Norriso, jis irgi nori. Aš manau, kad jie dar iš pradžių žiūrės, o kurisgi geriau važiuoja, o gal Piastris bus čempionu. Tai va, už tai čia Lando Norrisui silpni šansai, mano manimu, vien dėl to, kad Piastris pakankamai lygiai vertis. Sutinku, nes jie šiaip, va, pavyzdžiui, dabar bandau prisiminti kokią nors tokių komandos draugų, tokie, kurie pjovėsi non-stop. Gal tu iš anksčiau prisiminsi, dabar labai taip greitai. Rosbergas ir... Tiksliai, Rosbergas su Hamilton. Va, ten taip pjovėsi, va, labai gerai, kad prisimeni, puikus pavyzdys. Ten jau buvo non-stop kabotynės, kaip skirtingose komandose važiuodami. Ir kai 2016 sugebėjo Rosbergas vieną kartą paimti ir tada nusprendė, man užtenka, sako. Įrodžiau savo ir kitiem, kad galiu įveikti Hamiltoną ir išėjant. Tai šiuo atveju sutinku, kad tai nepalengvins Norriso darbą, tačiau jie tarpusavį neturi tokios priešiškos tos, neturi. Auros, jie pakankamai, profesionaliai, jie visai ten gerai sueina, kiek teko skaityti, tai, nebus tragiškai, bet tikrai Norriso darbo šiais metais, ypač kaip Piastris ir įgavęs pasitikėjimą ir mato, kad gali. Kažkuriam interviu sakė, kad galiu aš irgi bandyti šiais metais. Tai Norriso darbo nepalengvins. Norrisas turės kovoti ne tik su Verstappenu ir kitais, kaip Russellu ir ten Ferrari, bet turės su to pačiu Piastriu kovoti dėl čempiono titulų. Taip. Tai nepalengvina užduoties. Toliau, ką mes turime toliau? Mercedes. Jurgis Russellas ir Andrea Antonelli, Kimi Raikkonen. Juokauju, čia yra tiesiog Andrea Antonelli, Andrea Kimi Antonelli. Man tai Kimi, tai yra tik Raikkonenas kažkaip, nežinau. Bet taip, atsijaunina Mercedes, pradeda naują etapą be Lewiso Hamiltono, net bus labai keista matyti man. Nors atrodo dar taip neseniai ir McLaren'ose važiavo Hamiltonas, kai čempiono titulų turėjo. Bet, su Mercedes jo didžiausias, sakyčiau, tas triumfas ir pikas buvo. Russellas dabar yra nedvejotinai numeris 1. Ir Antonelli turės, aš manau, kad gana sunku sezoną, bent jau emociškai, psichologiškai. Nes, tu vietoj Lewiso Hamiltoną ateini. Bet jam ir nekelia užduočių, niekas kažkokių ypatingų. Svarbu nedaryti didelių ten tų klaidų, kažkokių avarijų. Taip. O tu manai, kad dabar pačiam irgi užsirašiau tokį pamastymą, kad ar Mercedes dabar, sunku pasakyti, dėl 25, ar jie labiau smuks, ar jie pasilaikys to pačiai vietą, net nekalbu apie aukštesnį lygį, nes, kai ateina vietoj Hamiltono Antonelli, negali būti geriau. Ta prasme, ne tai, kad jis blogas, bet, Hamiltonas ir Antonelli. Aš manau, kad jau susitaikė Mercedesai po to, kai Verstappenas ir Red Bulliai perėmė nuo 21 metų ir konstruktorių taurę ir čempioną. Tai nebūtinai čempionų titulą, bet apskritai, ar praeitų metų, aš manau, kad gali būti arba lygiai taip pat, jeigu labai gerai seksis, arba prasčiau. Tai aš manau, kad jie koncentruojasi į 26 kažkodėl metus. Aš manau toks, nes kai Hamiltonas pareiškė, kad išeina, tai 25 metai iš esmės ir tapo tada tuomet pereinamasis laikotarpis. Pereinamasis, žinai. Tai Antonelli bus pratinamas, žinai. Russellas, aišku, kovos, bandys žiūrėti, ką gali, kaip gali. Bet manau, jie deda visą savo pagrindinį fokusą į 26 metus. Aš tai manau, kad Russellas jisai vis dar pyksta, vis dar jisai turi laiko tą tokį ant Verstappeno praeitais metais, tą tokį laiko. Sportinį pyktį, gal ir net ne visai sportinį pyktį ir jisai galimai kaposis. Kaposis, bandys įrodyti, kai jis niekiek neblogesnis už Verstappeną, sutinku su tavimi. Tai čia gali būti neblogų tokių kontroversijų tarp šito piloto. Įdomu, kalbėsim apie tai per lenktynės, jas komentuodami ir toliau, tai tuo pačiu sugrįšime, aišku, mes be abejo komentuodami tiesiogiai lenktynės, tai žiūrėdami F1 TV, tai kas lygiagrečiai įsijungia, gali klausyti mūsų komentarą, o kas šiaip... Kaip kokį podcastą, jeigu norite žiūrėti. Klauso, jeigu tuo metu nepasižiūrit lenktynių, tai galite ausinukės įsidėti tiesiog mūsų šamarliojimo klausyti. Šamarliojimas geras žodis.
Ir mes jau turim nusipirkę toks lyrinis nukrypimas techninis. Ferrari bolidą. Ferrari bolidą. Ir mes su juo jame filmuosim, procesus Kulėnų gatvę varinėsim. Mes nusipirkom šiek tiek, rimtesnę kamerą. Nėra kažkoks ten galvoju, apie kavos pupelės kalbės. Ir pupelę mes turime nusipirkę. Tai čia išdaviniai visą mūsų ofisą, tą gerumus. Bet turim, kam įdomu, tai Panasonic Lumix G7, 2015 metų kamera, bet jinai 4K. Old schoolas. Old schoolas dabar jau gaunas. Bet esmė tame, kad mūsų vaizdo kokybė turėtų pagerėti, nes dabar turim tiesiog Logitecho webcamą, turim pasidėję. Tai techniškai turėsim geresnių tokių. Jo, tai dėkui prenumeratoriam, kurių vis daugėja ir mes jaučiam pareigą investuoti, daryti investicijas. Neturim tiek pinigų, kad daryti investicijas į komandą, bet į savo YouTube kanalą mes po truputį darom investicijas. Taip. Ačiū Jums prenumeratoriai, Jūs verčiat mus nenurimti ir stengtis. Taip. Gerai, lyrinis nukreipimas baigtas, grįžtame toliau. Racing Balls, tai yra Bulls, Izakas Hadžaras ir Yuki Tsunoda. Tai teko girdėti, aš gal čia prakarpysiu šitų, būtų paprasčiau. Racing Balls, tai yra Bulls, va, matome Hadžaras tramdamosiuose marškiniuose, o Tsunoda toliau čia yra gana aukštas atrodo, bet Hadžaras irgi šiaip nedidukas. Tsunoda primingi 1,50 m, kiek ten jo ūgis? Neatsimenu, žinok, labai nedaug. 1,56 jo. O šefas yra Laurinas Mekis. Jo, išėjęs iš Ferrari. Bet tai tu nepasakė Racing Bulls, kad nesumaišytų mūsų žmonės, kad tai ne Red Bulls, tai yra dukterinė, kuri pakeitė, buvo Alfa Tauri pernai. Užpernai. O pernai. Visa, Cash, App, Racing Balls ir taip toliau. Dieve mano. Kur vadindavo V-Carb. Jo, V-Carb. Tai va, tai čia yra dabar jau Racing Bull pasivadino tą dukterinę kompaniją. Tai pagaliau kažkiek. Apie ją šnekam dabar. Alfa Tauri man geriausia, arba iš viso Toro Rosso buvo geriausia. Nu, mes vis prisimenam. Hadžaras girdėjau, kad jisai, žinok, krenta mano popieriai. Girdėjau, kad Hadžaras yra toks pat ir netgi didesnis nervų kamuolys negu Yuki Tsunoda, žinok. Čia gali būti sprogimų šitoj komunikacijai. Nu, žiūrėsim. Labai, žinok, man atrodo, spaudimas bus pakilęs ponai Ben Alasalaimui. Kuris už tos keiksmažodžius pakalbėsim, jeigu dar liks laiko. Jo, tai šitoj vietoj naujokas Hadžaras dar vienas iš naujų talentų, taip vadinamų, kur atrado Red Bull. Red Bull, tarp kitko, irgi pašnekėsim, kalba dar apie vieną naujoką, bet čia vėliau grįžtam prie dabartinės situacijos. Tai, nežinau, manau, kad jie vat ir kovos Alpine, Sauber jau gale, bet Racing Bulls, Haas ir Alpine. Kažkaip aš irgi nematau kažkokių pokyčių didžiulių, kurie turėtų dabar įvykti. Kai buvo praeito sezono antroje pusėje turnyre lentelė, turėtų plius, minus tas pats būti. Tai gal dabar irgi per daug neišsiplėsim tada. Gerai, gal einam tada iš karto prie Red Bull. Tai Verstappenas ir Lawsonas. Lawsonas turi tramdomosius, Verstappenas aišku ne. Ar tikrai jie neturėjo marškinėlių kokių užsidėti? Nu, sakau, nelabai kažkaip čia atrodo. Nu tai ką, tai čia jau mes aptarėm, kalbėdam apie tas komandas, kad Verstappenas, šiaip tai šitas, vos nepasakiau, Mika Hakinenas, šitas... Ką tu turiu omeny? Patarėjas Helmutas Marko. Helmutas Marko, jo. Sakė taip Ramitonu. Nu, aš kaip įsivaizduoju, kad jis Ramitonu sakė. Maksas Verstappenas 25 metais bus čempionas 5 kartą. Žinai, be kažkokio komentaro, be kažkokių tikinėjimų. Tiesiog bus. Tiesiog, jo paklausė, jis pasakė, kaip savame suprantama dalyką, kaip tu nueini į tualetą, nuleidi vandenį, žinai, ir grįžti. Tai va čia taip viskas paprastai bus. Tai šiaip tai aš daugiau kaip 50% statyčiau vis tik tai už Verstappeną, nors nesergu už jį ir sirgsiu už kitą, kad tik Verstappenas nebūtų, bet šiaip, jeigu taip realiai, aš manau ir lažybų kontoros matyt, dar žiūrėsim bandymų rezultatus, bet manau jam duos pirmą vietą daugiausiai balsų. Nu, taip, nes visgi po to sezono galiai ištraukė ir dabar, žinai, Liamą Lawsoną dar turės, kuris galbūt dabar nežinau, ar jisai tos hierarchijos kažkiek paisys, nes jis yra toks irgi ugningas bičiukas.
turintis talentą, irgi Perezui rodė, aš būsiu pirmas važiuodamas pro jį. Tai tenais, turi ugnies ir Verstappenai, manau, bus dar netgi įdomiau nuo to. Tai klausimas, kiek Verstappenas toleruos tą bolidą, žinai, koks jis dabar yra, ar jis bus geresnis ar blogesnis, nes buvo sunku Verstappenui šie metai, nebuvo, kad jį paėmė ir nuvažiavo. Sunku buvo, jo, vienu momentu iš vis buvo priartėjęs tas vadinamasis Norrisas. Norrisas. Tai šiais metais irgi tikriausiai, aš irgi sakyčiau, jeigu sakytų, arba nukirsim ranką, jeigu neatspėsim, aš saugumo dėlį įdėčiau Verstappeną tikrai. Bet priminkim, kad Red Bulliai dėja tik treti buvo konstruktorių tauriai, Ferrari jos apšoko, tai taip šitoje vietoje jie turės, dėl antros vietos jie turės pasistengti, nes Lawsonas gal nerinks tiek, bet Lawsonas gal rinks daugiau taškų negu Perezas, nes Perezas iš vis nerinko taškų. Perezas iš vis ten buvo, tai manau, kad į antrą vietą tikrai gali turėti ir konstruktorių įskaitai. Tai ir turim galiausiai paskutinę komandą, tai Williams, abėcėlės tvarka paskutinė. Atlassian Williams Racing arba Atlassian Williams Racing. Pasirašė sutartį rėmimo su IT kompanija Australijos Atlassian yra. Taip. Ir turi ne tik naują rėmėją titulinį, bet ir Carlosą Sainzą. Aš Sainzu esu kaip vairuotojui labai patenkintas, man patinka jo performances ir manau, kad Williams pilotų prasme, čia gal būtų sunku nepagerėti po praeitų metų. Taip. Klausimas dabar, kaip kaposis, man bus šiaip gana įdomu, kaip Seržantas buvo, atrodo, Williamsose. Seržantas ir viskas, ir kas ten dar. Kolapinto pačiam gale buvo, Franko Kolapinto visai neblogai atrodė, bet su juo kažkaip nepadarė. Jį atsarginių pastatė Duhano, ar ne Duhanas, kuris yra... Duhanas yra Kolapinto tapo atsarginiu Alpine pilotų. Ir Duhanui, jeigu nesiseks, Kolapinto, kuris gerai pasirodys, gali atsisėsti į Alpine bolidą. Ir tikrai nenulinė tikimybė, nes jis tikrai labai respektabiliai atrodė su Williams bolidu praeitais metais. Tai Sainzas į Kolapinto vietą atėjo, kuris neblogai atrodė. Iš Ferrarių, įsivaizduoju. Iš Ferrari jam bus, jisai dabar labai optimistiškai žiūri, kiek būna žurnalistų tenais, kurie su juo šneka, tai jisai vis optimistiškai, tikėjausi, kad bus šiek tiek, sako, sunkiau, geras bolidas, bla bla bla. Bent jau ateina su profesionaliai nusiteikę, su pozityvu. Man įdomu bus, kaip su Albonu kaposi Sainzas, nes Sainzas tikrai gali, nežinau, bus įdomu, pažiūrėk, kaip jie to panašaus lygio bolidės atrodys. Kuris čia gali Sainzas galbūt ir ateiti ir biškį duoti Albonui, nes Albonas kurį laiką važiavo prie tokių, vairuotojų, o dabar jis gavo Sainzą šalia. Įdomu, kaip tai atrodys. O kaip manai, ar Sainzas šitoj vietoj, kad su Albonu jisai tikrai kaposis, tikrai neįsivaizduoju, kaip bus, tiesiog neturiu nuomonės, o kad kapotinės bus, bet turbūt nemanai, kad Sainzas keliaus į kovą į top 5 su Williams bolidu. Nematau priežasties, kodėl dabar taip jie turėtų šokti iki tokių viršumų. Bet čia man labiausia gaila Sainzo, kuris turės kapotis antram 10 iš principo. Dėl taškų. Dėl taškų ir tikrai ne vieną kartą ko gero ir iškovos, nes nėra taip prastai su Williams bolidu. Bet keliem metams pasirašė, pameni? 2 ar 1? Nepamenu. Ar jis ten buvo 4 su galimybė išeiti po kažkiek metų gana lengvai, jeigu jis gana lengvai, jis ilgesnį pasirašė kontraktą su galimybė išeiti, tai jeigu jam pasiūlys kitą komandą, jis turi galimybę išeiti, nes Williamsai labai džiaugiasi, kad jį turi tokio kalibro. Aš irgi džiaugčius, pagaliau jie turi 2 normalius pilotus, o ne vieną. Bet čia kodėl neatvėrė durų iš Ferrarių, nei Red Bullis pasiėmė šitą Lawsoną, nei Mercedesai pasiėmė Antonelį. Čia ir yra atsakymas į kai kurios priekaištus. Ima jaunimą. Tai žinai, Hülkenbergas čia vis tiek jau... Sainzas nėra senis, kiek jis nėra senis, jis 27 ar 28, bet vis tiek visi bando traukti naujus čempionus. Tarp kitko... 4 metų, 30 metų jam, tai kaip... Jau daug. Nes 17 metį kalbino čia Helmutas Marko. Jisai sako, kadangi, ir man tai šiaip tais man biškai toks patinka, man atrodo, jisai ir šnekučio iš mūsų gavo metų šnekučio, kaip šitą... Marko? Titulą apdovanojimą. Metų šnekučio. Tai kai buvo kalbama
apie Makso, kad jis amžinai nevažiuos ir tikrai nevažiuos kaip kad važiuoja Hamiltonas, Alonso iki 43 metų, jis tikrai. Todėl protingai šneka Helmutas Marko, todėl jau jie dabar, šiandien jau ieško naujo čempiono ir yra toks Arvid Lindblad. Gal sakys Arvid Sabon. 17 metų ir jau turi 25 metams sutartį su F2 lenktynių. Tai man šiaip įdomu, kaip dėl Liamo Lawsono tada, ką jo jau nebelaiko, jau naujoju, nes tas 17 metais jis visai nesenai kartingose dar važiavo. Tai vat, matai, turi rezervuoti, čia kaip investicija ankstyva, turi, žinai, nusipirkti akcijų, kol pigios. O tas, jeigu Lawsonas, jis jau turi galimybę, jis jau važiuoja Red Bullį. Nu, dabar jau tavo yra, tavo viskas nabalė. Tai vat, kalbant apie 30 metį Sainzą, aš manau, kad vat, čia vat, yra esmė, kad tos komandos vis tik jau ieško jaunų čempionų. Taip, sutinku. Tai tokie yra, mūsų komandos ir kita šitam sezonui. Ir užbaigiant, reikia aišku priminti, kad mes labai buvom nustebę, po ilgų kapotinių vis tik tai nuo 26 atsilars Cadillacas 11 komanda, tai tikrai labai lauksim, bet dabar visas mūsų koncentracija į 25 metus. Taip. Apie naujienas dar, tu kažką nori pasakyti? Aš dabar galvoju, nes aš turiu. Visada pas mūsų žiūriu ateinu ir vyresnysis krabas turi, kokius, nežinau, A4 formato kokius 10 lapus susirašęs, aš čia truputuką užsirašiau, tai šiek tiek gėda pasidarė. Bet dabar aš galvoju, kas natūraliai, žinai, eitų, šiaip mes aptarėm didžiąją dalį. Nieko, kas natūraliai neįtų, nebent eigoje. Tai aš sakyčiau, kad galbūt... Tokios naujienos, kurios, nes mes pakankamai daug laiko išnaudojom, žinai, jau. Norim sutilpti valandą, aišku, nebus, kad valandą ir mums transliacija išjungia, kai būna ten tam tikrose radijose. Mes generatorių tik valandai turim kūro. Jo, tai yra tokios naujienos ir naujienos yra tokios, kad aš nustebau, bet nuo 25 metų atsisako 1 tašką už greičiausią ratą formulę. Įsivaizduoji. Gerai, sakyčiau, ar nelabai? Nu, atsimeni, Singapūrė softus, kai kažkas ten dėjosi. Ricardo, kai prieš jį išmetant, aš tada sakau, nu gal, žinai, o jisgi važiavo dukterinį Red Bull, toj vadinamai mūsų. Ir jam, jis ten, atsiprašant, gale. Atsiprašant, gale jis ten. Važiuoja ir jam paskutiniam ratė užmauna, reiškia, guminės bananinės padangas. Raudonas soft padangas, kad jis padarytų greičiausią ratą. O tuo metu buvo toks etapas, kad labai artėjo Norrisas prie asmeninį įskaitui. Ir kad tik ir tose lenktynėse Norrisas tikrai galėjo likti su greičiausiu ratu. Ir 1 taškelį turėjo. Ir 1 taškelį papildomai turėtų. Nu, tai o tada skambina Horneris. Jo, žinai, tada aš taip galvoju, gal čia, kadangi Ricardo baigė savo karjerą, tai duoda jam, žinai, užbaigti savo karjerą skambiai su greičiausiu ratu. Atsimenu, mes tai pradžiai šnekėjom. Bet iš tikrųjų Formulė 1, nes McLarenai skundėsi tuo metu ir kaip tu gali nesakyti, kad Red Bullis turi dvi reiškia komandas. Taip. 2, iš 10 2, yra nesąmonė. Ir 2 balsus visose tarybose. Ir už tai, aišku, F2, F1, kadangi tokių dalykų nėra ir nėra komanda, kuri turėtų 2 komandas, reiškia. Tai tą ir paliko Formuliai 2, Formuliai 3, o Formuliai 1 atsisakė to taško, kad tokių nesąmonių nebūtų. Ir aš sakyčiau, kad labai iš tos pusės gerai, nes kartais, kai pagalvoji, nervina, kad jie turi pranašumą, nes jie bet kada, jie paskambint, sakys, su Noda rieškis į barjerą, kad būtų raudona vėliava, taip nedarys tikriausiai, bet, kaip pavyzdį, ir padarys jie. Ir jeigu Formuliai 2, Formuliai 1 tai veikia kaip sportinis toks interesas, dar 1 tašką užsidirbti tikrai, o jau čia jau tampa nesportinių dalykų, o grinai tokių apskaičiavimų. Tikrai taip. Taip pat netyla siūlymai dėl nuolatinių teisėjų, tai Bensuleimas, mūsų tas mylimas, reiškia, FIOS prezidentas vis kelia klausimą, o kas tai apmokės nuolatinius teisėjus? Tai Zakas Braunas sako, tai komandos gali susimesti. Netgi taip sako. Žinai, kad būtų pastovumas, kad nereiktų nervintis, nes mes dar praeitą sezoną šnekėjom, kaip šitas Gazmanovas, vos nepasakiau, kaip jis pamiršta, Sulaimas. Ir šitą jisai, nežinau, kodėl šitą pavardėtė, ir jisai sakė,
aš tai jūsų piniginės nežiūriu, ką aš savo pinigais darau, mano reikalas, ir galvoju, niekas tavęs neprašo iš savo asmeninių pinigų, turit biudžetą. Toks, įdomus jisai variantas labai. Matai, dėl pinigų tai čia nekilo kalbos dėl tų ir netyla kalbos dėl tų baudų už keiksmažodžius, plus FIA aplamai metų pabaigoje sugriežtino šiems metams baudų dydžius pilotams, reiškia, tai ir tada, jis tada pasakė per spaudą į sportininkų kreipimėsi, kad jiems nevalia kištis į FIA reikalus. Sako, aš tai nesikišu į komandos reikalus. Aš sako, nesikišu, į Verstappeno nesakė, bet suprask, į Verstappeno, kuris deda pinigus, reiškia, milijoninius. Okay. Tai Betonbazės federacijos vienviečių tų automobilių lenktynių direktorius Nikolas Tombazis nebuvo toks kategoriškas ir papasakojo, kur išleidžiami tie baudų pinigai, tai reiškia projektams, kurios FIA laiko naudingais, saugumas, tokie kaip saugumas trasose, pradinio lygio automobilių sporto vystymas, kelių eismo saugumo didinimas, kaip ir ženklinimus statinė FIA. Žinai, jisai pabandė atsakyti, kur tie pinigai nėra taip, kad, kaip tu sakai, tas pasakė, eikit, žinai, tolin, o tas vis tiek pasakė, kad tie pinigai yra kažkur dedami. Tai toks atsakymas į tą kišimąsi. Tai bandys finansuoti, kuo daugiau Verstappenas kieksis, tuo daugiau teisėjų galės išlaikyti. Jo. Tai... Nes įsivaizduoju, žiūrėk, kiekvienas keiksmažodis gali potencialiai atnešti pirmą nuobaudą. Kiek kainuoja, man atrodo, turėjau užsirašęs, ne? Aš ten buvo, kad vos ne 40 000 gali atsėti. Taip, bet... Trūsdok, jeigu tau sakytų 40 000, žmogus pasako vieną iš F raidės ir tu tada gali visus metus už didžiulę algą dirbti. Aš tai žinok, sutinku su tavim, taip, bet... Čia tie pinigai galbūt vienas dalykas, bet labiausia turbūt Verstappeną įžeidė tai, kad jis turėjo atlikti viešuosius darbus, kaip nusikaltėlis. Čia jį labiausiai žeidė tas dalykas. Tai jis tada irgi buvo, kad ne piniguose buvo, žinai, klausimas. Jis tų pinigų tam galėtų išleisti, jeigu iš principo, bet taip. Jisai jam principo reikalas, jis irgi tada konferencijoje oficialioje jisai vienais žodžiais atsakinėdavo ir po to, kai išėjo, kai jau taisyklės tos nebegalioja, kai išėjo į lauką to pastato, jisai tada pradėjo šnekėti irgi ten, kur jau nebeveikia tos taisyklės konferencijų. Tai kol dar turim laiko, gal variklius parodyk, nes šiaip įdomi informacija apie variklius. Parodykim variklius. Varikliai yra tokia situacija su varikliais, kad čia turim tokį... Susirašę savo patogumai, bet pasidalinsim ir su jumis. Šiaip tai aš atkreipiau dėmesį ir visai būtų įdomu, aš čia Cadillacą įrašiau, kadangi bus 11, kaip minėjom, ir ateis su General Motors, bet 28 General Motors irgi nori ateiti į formulę, tai matom tai variklių tiekėjus, kurie ateina, kurie dingsta. Audi pasirodo 26, kaip minėjom, Sauber 100% įsigijo ir Ferrari tiekia, kaip dabar matom Ferrari 3 komandom tiekia, tai šitoj vietoj Cadillacas sako, pasinaudosim Ferrari šitais pajėgumais, nes jie Sauberiui nebetieks, tai 26 jie jau susitarė, kad Ferrari variklis bus jų, reiškia, porą metų, po to General Motors atėjo. Šiaip tai įdomus dalykas dar, kad Renault, kurie jau, kaip sakėm, nuo kitų metų nebe tieks variklių, tai Mercedesai dar turės papildomą, nepapildomą, bet irgi Aston Martinai kitais metais pasiima Honda, kurie savo ruožtu, kaip matom, iš Red Bullų išeina. Taip. Nes Red Bullis kartu su Fordu, reiškia, nuo 26 metų, nuo kitų metų jau savo variklį turės, tai Honda irgi nenori dingti iš formulės. Tai Lancas Strollas Honda nepaleido, pasiėmė, nes šiaip tai suprantu, Lancas Strollas pasiėmė Honda, todėl kad Red Bullis visą sėkmės Verstappeno pastarų, jie su važiuoklė neturėjo, sunkiai Honda buvo išėjusi, sunkiai sugrįžo, bet kaip pasiekė tą lygį, tai Red Bullis buvo lyderis visų komandų, tai Strollas pasiėmė Newey, pasiėmė Honda, kaip sieksis, nežinau, perinant iš Mercedesų, bet čia man tai labai tokia vaizdinga ir įdomi informacija, tai truputį ekskursas į 26 metus. Ir netgi 28, kad General Motors Cadillac'ui darys nuo 28. Tai tiek trumpai apie variklius, galim grįžti prie kitų naujienų, pavyzdžiui, tokie dalykai, kad 25 metais planuoja paskirti kelis lenktynių direktorius po masę atleidimų, paskyrė kitą, dabar neatsiminsiu, ar ne tas pats Tombazis, dabar galvoju. Giovinazis. Tai atsimenu ten kad atsimeni, kai jis neteisingai priėmė sprendimą dėl
Dėl lenktynių 21 metais, tada mes ten visi sukandę, ten viską, kas galima sukas, ten žiūrėjom šakas. Tai va, tai tokia naujiena, kad keli lenktynių direktoriai, čia aišku, neteisėjai nuolatiniai, o direktorius, kuris iš esmės priima sprendimą, tai buvo, dabar neatsiminsiu pavardės, ilgametis, kai netikėtai mirė lenktynių direktorius 19 metais. Ne Rosas Buronas, palauk, kaip jisai. Ir tada Masi tapo, reiškia, turėjo staigiai tapti direktorius. Charlie Whitingas? Whitingas, jo. Whitingas ir Whitingas, nežinau. Jo, tai kai yra keli, tai yra pakeičiamumas ir gal ir neblogas variantas. Toliau. Wolfas buvo sureagavęs į Cadillac stojimo mokestį, kaip minėjom, jis jau priimtas, reiškia, Cadillacas, kad nuo 11 metų, bet per mažas, nes 450 Jungtinių Amerikos valstijų nedaug, aš tau pasakyčiau. 450 milijonų dolerių. Užrašyta 4-5, mes čia galėtume tiek nusipirkti. Tai sako, oi, čia mažai, nes prizinį fondą jau nei 10-11 dalinsimės, bet tai vardink, kiek tu tada nori, reiškia. Nu tai va, tai šitoj vietoj tokios naujienos, dar kartą viena tokia naujiena, kad kai Verstappenas buvo pristatytas kaip Red Bull valdomo prekės mados ženklo Alfa Tauri ambasadorius, nu tai Alfa Tauri, tai akivaizdu jau yra tos buvusios dukterinės kompanijos, nu tai kai jis tampa ambasadorius, tai akivaizdu, kad jie turi dvi. Jie turi tos pačius interesus visiškai. Aišku, suprantu, kad gali sakyti, nu tai Red Bullis didžiulis konglomeratas, kompanija, kuri turi daug savo skirtingų kompanijų, kurios, žinai, skirtingus tikslus turi. Bet vis tiek, paskambins Horneris Ricardui, kad važiuotų greičiausią ratas ir važiuos. Tai žinai, toksai. Čia, sorry, kad taip greit važiuojam, bet norim į tą valandą tilpt, tai man prajuokina dar vienas dalykas, abu tokie jau amžyje, Wolfas dar ne visai amžyje, bet Ecclestonas. Tai Ecclestonas apie Hamiltono aprangą ir krečiamas nesąmonės, kaip jis paminėjo, sako, aš jį gerbiu, čia viskas, visus ditirambus, bet, kam jis tas nesąmonės daro, aš įsivaizduoju, net tie auskarai, dar kas, aš nežinau, ar to šukuosenos, tai tarp kitko to Wolfas apie boto nuogybės ir šukuoseną, aš sako, jam aiškiai pasakiau, kad mes esame Mercedes ir Antoneliui turi būti geras pavyzdys, o ne nuogas užpakalis ir ne tavo šukuosena, supranti. Pasakys visiems kontekstas, tiem, kurie, pavyzdžiui, nelabai domėsi, nėra, kad jie egzibicionistą pasamdė kažkokį, tiesiog botas turėjo kažkokią madą savo subinę fotkint ir dėti kalendorius ir jos platina, nuogas, tiesiog pirti ir ta šukuosena tokia pankos kiauterė, atsimė, ar kokia ten. Angliškai vadina mullet, kur būna iki čianais. Ai, ne panko. Bet čia tokie kaip 80-ųjų tokie. Bet aš galvoju, tai Antonelis, jaunas žmogus, ar čia jam kažkas nustebins boto šukuoseną, ar jo nuogas užpakalis. Tai man taip Wolfas su Ecclestonas, old schoolai tokie, žinai. Ateina į susitikimą, dabar Kimenį išsigask, botas tu ateis ir be rankšlaščių. Jo, ir priminsim, kad botas dabar grįžo iš Zauberių, kur visiškai nesėkmingai važiavo pernai metais, tai jį paėmė atgal Mercedesai. Jis važiavo, kai išėjo Rosbergas 16, tai jis važiavo kartu su Hamiltonu Mercedesuose. Gerai. Tai ir dabar vėl grįžta, bet jo amžius, aišku, dabar grįžta kaip atsarginis pilotas į Mercedesus, tai Wolfas su juo patepšnodamas pasišnekėjo, žinai. Tai man tas, jo, ir dar kineziterapeutė Angela Cullen šį sezoną vėl dirbs su Hamiltonu nuo 23 metų kovo nedirba, žinai, 1,5 metų pasiilgsti, ar jau beveik 2 metai to įgausis. Taip. Žinai, visą gyvenimą praleidus to darbo aukščiausio lygio speciją. Vis tiek irgi Hamiltonas, Ferrari, jie ilgą laiką puikų darbinį santykį turi, ten vienas kitų pasitikė, tai matyt, galvoju, pabandžius pailsėjo, dabar gal noriu vėl, žinai, tai geros žinios, Hamilton. Geros žinios ir Horneris neatsistatydino, aišku, atsimenam pernai skandalą dėl mobbingo, tai reiškia... Žinai, ką tai parodo, kad realiai gali, aišku, vėlgi, aš nesimsiu ten teis, nes aš tiesiog nežinau, kaip ten buvo, tai aš ir atsiribosiu nuo bet kokio vertinimo kažkokio, kad tiesiog būtų paprasčiau, bet... Jeigu tiesiog pralauki, dažniausiai tie dalykai praeina, jeigu nėra kažkokio vieno tokio, žinai, akivaizdaus, žinai, vieno, tarkim, fakto kažkokio, žinai, kuris būtų neginčiamas. Ir ar tai, teisinga, neteisinga, ne mums spręst. Bet realiai dabar apie tai labai mažai kas ir bešneka.
Dabar prisiminiau naujieną Lietuvoje, tai čia aktualijos moterų rinktinės. Grigas sako, kad pilvų liečiasi į pilvą. nu, ten galimai ten, žinai, aš kai skaičiau. Nežinau, bet taip rašė. Kai Tyrime dabar krepšinio federacija. Labai Aš liečia, žinai, man nepatinka, kai jis liečia, kai tai pasakysiu taip, iš to, kas buvo parašyta, aš skaičiau tarp kitko tą ir mokamą straipsnį, 15 minučių, kur buvo su detalėm aprašyta, kad, pavyzdžiui, tas pats Grigas atėdavo, kaip ir sakė, čia per interviu sakė su, dabar pamiršau, ne Štreimikytė, kažkokia kita garsi Virbickaitė kokia. Virbickaitė ir yra Štreimikytė, man atrodo. Taip. Ne, palauk, ne, dvi mergautinės čia gaunasi. Nesvarbu, nelabai domiuosi iš tiesų moterų krepšinių, čia reikėtų daugiau, būtų sąžininga tiesiog. Bet kokiu atveju, sako, irgi treneris, vyras treneris į moterų rūbinę gali eiti griežtai tik su pakvietimu. Nes, natūralu, kad tai yra, ne visai gerai, žinai. Sako, karėdavo, jūs gertuvę palikot, ateina, žinai, ir žiūri visą, žinai. Bent jau taip sako. Bet aš tau atsakysiu į klausimą, o tai kaip tada bendri tualetai? Ar aš turiu laukti pakvietimų į bendrą tualetą, aš einu ir einu? Ne, tai bet ten ne tualetas, ten rūbinė. Ne, tai šitą, jeigu taip apibendrinus, man iš to, ką aš skaičiau, aš nežinau, kas tiesa, kas netiesa, atrodo taip, kad žmogus, kuris, mano interpretacija, seno kirpimo žmogus, kuris nebesupranta, kad tai nebėra priimtina, kuris galvoja, kad čia turbūt viskas okei. Ir jisai tiesiog... Jo, seno kirpimo, gal dėl to nieko, gal ten iš tikrųjų blogo ir... matai, blogo. Jeigu žmogui diskomfortas, tai jau yra negerai. Tai jau yra negerai. Ne, bet sąmoningų kėslų gal greičiausiai... Nežinau. Žinai, bet kokia atveju, tu, jeigu dirbi su... Uždarom tą klausimą. Uždarom klausimą, paskutinis. Jeigu dirbi su, su kita karta, negu tu esi, tu privalai prisitaikyti prie savo žaidėjų ir viskas. Žinau. Tai va. Jo, tai čia mes nesam tie žinovai. Mes spekuliuojam tiesiog. Bet tiesiog išėjo iš kalbos. Tai va, grįžtam prie to mobbingo skandalo, kaip taip nieko nebekalbama, tai šiemet jis pasirašė, pratęsė sutartį Horneris su Red Bullu kaip komandos vadovas iki 30 metų pabaigos. Tai rodo, kad komanda ir toliau jo pasitikė. Tai čia tokia ta naujiena, tokia svarbi. Ir gal dabar dar pasidalink ekranu šituo kalendoriaus 25 metų ir truputį pašnekėsim. O pažiūrėkit, kokio lygio grafikos, ne? Va tokias būtų galima visą laiką iš tiesų padaryti. Tai turėsim tokį kalendorių, 24 lenktynės. Šeštadienį vienos Las Vegase, kadangi labai didelis skirtumas, matom 22 lenktynės, 22 etapas. Ir matome, kad pradėsim nuo Australijos. Belgijos Spa mes ten esame buvę, vis laiką žymi paskutinės lenktynės prieš vasaros atostogas, su jais pratęsimo yra sunku ganėtinai, jie skaičiuoja visai neblogus tokius nuostolius blogąją prasme. Kas tokie? Belgijos Spa trasa. 3,5 milijono eurų nuostolį, ateityje planuoja siekti 8 milijonus, tai brangs bilietai. Bet jie nerengia kitų varžybų, nors šioje trasoje organizatoriai kiti rengia varžybas, tai čia jų problemas, žinai. Sakant, patys kalti. Tai turėsim Australijoje, Kinijoje, Japonijoje, Bahreinė, Saudo Arabijoje, Amerikoje, Italijoje, Monake, Ispanijoje. Monake anksčiau man taip patikdavo, dabar man taip nepatinka Monake. Taip ten yra kvalifikacijos lenktynės, kaip sako. Šiaip tai žiūrint dabartinį įsidėstymą, tai dabar turim 10 etapų Europoje, iš 24, jų vis mažėja. Ir FIA Liberty Media savininkai formulės dabar planuoja iki 8 sumažinti, įsivaizduoja iki 8 ir tai, kadangi konkurencija didelė, Madridas su Barcelona, ten Madridas vos turėjo žmonių dalį iškraustyti, bet vis tiek nori formulės laikinai, žinai. Tai netgi rotacijos principą įjunginės ir, pavyzdžiui, Nürburgringas, vokiečiai nori grįžti, pavyzdžiui, Hockenheimas, kur mes buvom, tai jie su kažkokia viltim šneka, kad gali kaip prie šito Rotenbergo principą nėra. Kas tas Rotenbergo rotacijos principas? Aš paieškosiu, yra toks Rotenbergo principas. Tas rusų veikėjas, ten turtuolis, kuris ten su Putinu draugauja. Tai to rotacijos principų reiškia
Tai mažėja, Europoje mažėja, ir Afrikoje, Hamiltonas vis tengiasi, kad atsirastų Pietų Afrikos Respublikoje pirmiausias pretendentas. Nes Afrika visai neturi. Jo, bet šiais metais, jeigu šiaip įdomumo dėliai, tai jeigu jūs dabar dar grįžtumėm į šitą paveikslėlį, tai baigėsi 3, reiškia, baigėsi Meksika, Imola, Italija ir Las Vegasas. Tai Las Vegasas tikrai nepraras, nes čia iš principo patys su savim pasirašinėja, nes jie ir Liberty Media ir Formulės savininkai ir Las Vegaso trasos savininkai. Bet šiaip pats miestas yra žiauriai nepatenkintas jau 2 metai, nes trasos išmontavimas užima tiek laiko ir yra, kaip sako, miesto ten atsakingi asmenys griaunamojo pobūdžio miesto ekonomikai. Įsivaizduoju, jie jeigu pati formulė skaičiuoja, kad ten bilietai, visa kita, ir išlaidos ir pajamos kažkaip taip, bet miestui tai yra žiauriai nuostolinga. Tai į Molą patekti gali į rotaciją, greičiausiai, o mažiausiai šansų naują sutartį Meksika turi pasirašyti, nes Peresas iškrito. Jiem nebeįdomu praktiškai. Praktiškai nebebus, reiškia, tų vadinamų žiūrovų. Jie kažkaip bandys ieškoti sprendimų, bet tai trumpai apžvelgiam apie Belgiją, apie Vokietiją. Nürburgringas kaip ir neplanuoja grįžti, Hockenheimas norėtų kažką bandyti daryti, Meksika matyt out bus po šių metų. Italija Imola keisis, rotuosis ir Las Vegasas liks. Ir ką, pabaigai skanumynas. Skanuminėlis toksai. Taip, galime dabar užsidėti ir pasižiūrėti, kokie visgi logotipai lenktynininkų yra šiem metam. Tu turi savo nuomonę. Kokia tavo nuomonė? Čia, aišku, turėkime meni, kad čia nespalvotos yra sąmoningai, kad būtų vienodas stilius, tam, kad galėtum klijuoti kažkur, ne? Aš nustebau, ant kiek iš tikrųjų, iš pradžių pirmas požiūris buvo ant kiek neįdomiai, bet paskiau, kai pradedi gilintis, o ką čia tu sugalvosi su tuo logotipu. Tai labiausiai tai man patinka, nes mano parašas panašus Gabrielis Bortoletam apačioj, aš irgi L raidę parašau, žinai, ir po to B, žinai, pavardės toliau Dindilindilen. Tai Gabrielis Bortoleto irgi parašą matyti su raitė tokį ir tai yra jo logotipas. Aš juokauju, bet ko gero taip. Man patinka Hadžiaro, tiesiog užsirašė ir viskas vardą pavardė. Bet jis dar pasuko, kad nebūtų... Teisingai. Matai, čia pasuktas yra. Čia apačioj tai jo vardas pavardė, jo logotipas virš jo vardo pavardės. Einas. Krūtai. Man tai Bermano per daug... Šiais laikais dizaino kalba yra populiari, ta labiau minimalistinė. Priklauso nuo kontekstų viską, bet man tas meškutis, čia O raidė matosi ir čia B. Man per daug čia. Man nesižiūri meškiuko šitas Bermanas, bet man patinka simetrija, dėl to man patinka Verstappeno. V ir M tokia kaip ir gali žiūrėti. Taip, čia tikrai kažkas tokio. Liamą Lawsoną net nepagalvočiau, kad čia jo yra, jeigu nežinočiau. Ir Verstappeną, aišku, nepagalvotum. LN irgi. Visi iš vardų savo Lewiso Hamiltono nekomentuosiu. o sakykime, ką Alonso reiškia su ta strėlė, tai nežinau. Tai greitasgi. Greitas. Ir kaip žaibas. Greitas kaip žaibas. Šiaip parašykit komentaruose, kuris vienas prasčiausias logotipas, o kuris jūsų nuomonė geriausias. Mano balsas geriausiam, kuris man maloniausiai žiūrisi, gal Verstappen, nes man patinka minimalizmas. Man minimalizmas, aš Sainzas. 55 numeris ir viskas. Ir teisingai, žinai, dar toksai retro, žinai. Retro ir plus anksčiau, kai mes mokėmės, mano laikais, tai 5 būdavo geriausias pažymys, kaip dabar 10, tai čia reiškia 5-tukininkas, vienu žodžiu, viskas puikiai. Tai man... 2x5, tai eina. 5, trimestras 5 reiškia. Mano tai mėgstamiausias būdavo skaičius mokyklai 4, nes būdavo tada viskas ramybėlė. Ne 3 ir ne 2. Aš pamenu, kai kokioj ten matematikai. Buvo taip, kad iki kokios 5 klasės užteko to natūralaus tokio talento nepavadinti, tiesiog tokio, žinai, bazinio suvokimo matematikai man užteko. O po to, kai tingėjau ir tada jau praleidau tas esminės pamokas, man tada matematika sunku, nes aš labai tingėjau toliau mokytis ir vis, žinai, taip ant 4 varydavau, kad tik tai ištempčiau, nes tiesiog tingėjau mokytis, toks buvau. Ir
Man 12 gal klasėje mokytoja matematikos Baraveikienė gerbiama sako, nes aš nebuvau piktybinis kažkoks, nei aš ten, žinai, ten rėkdavau, nei ką, aš tiesiog toks, žinai, tinginiukas buvau. Ir jin sako, Bartkevičiu, kaip čia dabar pas tave padarysim 3 išėjai. Ir aš taip, žinai, stoju, toks galva nuleidė, žinai, gal pagailės. Ir sako, patylėjo, atnešk man apie fraktalus prezentaciją. Žinai, taip, tenais kitą, ar tai dar kitą dieną. Gerai, sakau, mokytą padarysiu. Padariau ten su PowerPoint'u viską, kas tie fraktalai yra ir taip toliau. Kitą dieną pasakiau, va čia parodžiau, va čia fraktalas tas, bla bla bla, tas ir taip normaliai, žinai, padariau. Dabar atsimeni, kas tas fraktalas? Atsikartojanti kažkokia... Aš irgi nekomentuosiu, nes... tai kažkas gamtoje irgi fraktalų. Tai ką norėjai, tai kaip? Ir jinai paėmė tą ir tada man išėlės kokius 40 000, nes tiek reikėjo, kad iki 4 išeitų 10. Ja, tai 10 už temos pasirinkimą, 10 už pasiruošimą temai, 10 už pateikimą, 10 už pateikimą medžiagos, kuri lieka mokykloje ir 10 už atkartojimą, kad ne pats ir papasakojimą, ir pristatymą. Gerus norus už tai, kad atlikau funkciją. Tai tada aplamai, viskas čia normaliai. Aš irgi manau, kad viskas normaliai. Tai va taip ir gavau, kodėl man 4 patinka. O pabaigai dar vieną dalyką pasižiūrėjau užrašus, kurį buvau praleidęs. Šiaip įdomus dalykas, mane labai sudomino. Peteris Prodromou, kilęs iš Kipro. Žinai, kas jis toks? Nežiūrėjau tavo užrašus, tai nežinau. Pabandysiu atspėti, daug užuomina kokią nors. Yra kas, turime žmogus, reptiloidas ar... Ne. Žmogus su Formulė 1. Jisai dirba, reiškia... Kuom dirba jis McLaren komandui? Panašiai kaip tas, kuris į Aston Martin išėjo. Tai vyriausias inžinierius, ne koks nors ten tas kaip Newis. Newis, tai ne, jisai ne vyriausias, jis yra aerodinamikos guru. Tai vat jis yra, pratęsė darbus toliau su McLaren, pasirašė komandos aerodinamikos techninis direktorius. Tai žinai, aš žinai ką pagalvojau, šiaip apie jį beveik niekada, mes smarkiai nesigilinam, aš bent jau neužkabinau, bet šiaip aš visada galvojau, kasgi čia tokio stebuklingo, ką tokio stebuklingo McLarenai padarė su mašina, kad jie aplenkė Red Bullius. Reaktyvinį kurą dėjo. Aišku, ir mašina, ir variklis, ir jėgainė, bet aerodinamika, jinai tikrai labai didelį vaidmenį vaidina, reiškia, tam prispaudžiamoje jėgoje, posūkiuose, lenkimuose ir taip toliau. Tai šitoj vietoj įdomu, Newis Kais, ar šitas yra, kaip jo, tarp kitko dabar, Peteris Prodromou, McLaren technikos aerodinamikos techninis direktorius. Labai atkreipsiu dėmesį, o kaipgi dabar McLarenai atrodys konstruktoriskui, tai vat šito aspektu. Ir kaip jisai konkuruos su Newey, kuris sugrįžta, bet ne į Red Bullio, sugrįžta su savo žiniomis nuo kitų metų, iš esmės sugrįžta į Aston Martin. Man bus įdomu žiūrėti, kaip Aston Martinai su McLarenis, ar Aston Martinas kažką su Newey idėjomis vejasi McLareną, ar vis tik čia? Tai McLarens pirmoje vietoje, aš manau, kad Aston Martinui pirmą reikia tiesiog kažką nuveikti ir po to McLarenus gaudyti. Man atrodo. Truputį pareklamavau McLarenų aerodinamikos direktorių. Aeromamikos. Tai va. Sulik šitą aeromamiką mes užtrukom visai taip nei daug, nei mažai, valandą 12 minučių kaip minimum, bet buvo visai reikalinga, nes mes jau senokai nesimatėme. Jo, kad tas 12 minučių gal mums nebus už baudą pripažinta. Ne, tai aš jau matau, jau į duris beldžia antstoliai, kad elektros per daug išnaudojom. Bet kokiu atveju mes dar susimatysim, nuo dabar jau po truputį dažniau, aptarsim ir bandymus, kaip jis su jais sekėsi. Vasario 26-28 bandymai. Taip. Bahreinė, tai šitoj vietoj mes, o kovo 14 Australijoje pirmas etapas, tai mes tam tarpe tikrai sugrįšim su bandymų rezultatais ir su visa kita info apie būsimą mūsų jau pasijungimą tiesiogiai transliuoti lenktynės kovo 14 Australijoje. Taigi, pergalė bus mūsų, patriotai nugalės. Patriotai nugalės. Ačiū Jums, kad žiūrėjot. Va taip. Dabar spustelkim mygiuką.